šiandien darysim dar vieną įdomų projektėlį, šiaip į pabaigą. Šiandien pas mane klientas Bikeris. Tai štai, ką mes jau jam esam padarę. Road Brothers. Ir šiandien darysim vidinę pusę. Jau nebenorėjau dėti daugiau motociklų, nes čia ir taip daug motociklų, tai kažkaip, kaip sakant, praskiesti kažkom, tai uždėjom tokį kaip Bronxą, nežinau, kažką tokį su seną mašiną. Ir šiandien dabar dėsim kitą dalį. Pastatų turėtų būti taip kažkas. Tai dabar pasidarysiu štampuką, užsiklijuosiu. Tai mes padarysim šiandien šitą ir čia dar reikės tokį tarpą užpildyti, nežinau, uždėsiu gal ženklą Road 66 ar kažką tokį. Tai pabandysiu šiandien visą šitą jau rankoje pasibaigti. Tai ir pafilmuosiu dar kažkokiu epizodu, kaip ką aš čia darysiu. Užsiklijavom. Visai gerai čia atrodys dabar. Padarysim bus bombačką. Nu, čia tą pasidarėm. Čia šitą vietą užsidėjom. Čia truputį užsidėjom. Šitą vietą. Nu ką, pradedam dirbti. Tai va, čia kažkokias detalės išsipaišau kartais su lainiuriuku, kartais su RS-u. Bet čia šiaip tokias detalės dabar yra abstrakčios, tai aš greitis pasidarysiu, vis tiek čia bus trečiam, antram planetas vaizdas, tai čia labai daug nekrapštau, tiesiog formą padarysiu. Kažkokią didesnį plotą, tai Magnumą pasiimsim. Pasidarysim. Šešeliuką tokį greitai užsimesiu. Paskui kažką smulkiau išsipaišysiu su laineriu. Nu štai, pasibaigiau vidinę dalį. Ir va, kas gavosi. Ir pasibaigėm visą rankovę jau iš tikrųjų. Truputį kai kur dar paritačinau. Čia ženkliuką užsidėjom, čia susivedė. Nu va, dar vienas laimingas klientas važiuos namo šiandien su baiku.